Lietingiausia ir audringiausia naujos savaitės diena bus pirmadienis, o po to orai ims gerėti ir šiltėti. Antradienio naktį jau tik vietomis trumpai palis, pajūryje pūs stipresnis gūsingesnis vėjas. Šalyje atvės iki 9–14, prie jūros iki 15–17 laipsnių šilumos. Dieną trumpalaikis lietus išplis į didesnę Lietuvos dalį, bet kiekiai jau tikrai bus mažesni nei pirmadienį. Galima perkūnija. Pūs stiprokas vakarų vėjas, vietomis gūsiai sieks 15–17 metrų per sekundę. Oras šils iki 17–22 laipsnių šilumos. Trečiadienį stiprės aukšto slėgio sritis, debesis sklaidysis, bus gerokai sausiau, trumpai palis tik pavienėse vietovėse. Vakarų vėjas jau taip pat bus ramesnis. Naktį termometrai rodys 8–13, pajūryje 14–17, dieną 19–24 laipsnių šilumos. Ketvirtadienis numatomas sausas ir mažai debesuotas, dvelks silpnas nepastovios krypties vėjas. Temperatūra naktį žemės iki 11–16, o dieną bus labai šilta. Šoktelės iki 24–29 laipsnių šilumos. Dar aukštesnė temperatūra prognozuojama penktadienį. Naktį bus 13–18, o vidurdienį reikės ieškoti pavėsio, nes kaitins iki 27–32 laipsnių. Išliks sausa. Remiantis dabartiniais duomenimis, šeštadienį didesnėje šalies dalyje prapliups trumpas lietus su perkūnija, o sekmadienį vėl bus sausiau. Temperatūra jau nesieks 30 laipsnių, bet išliks labai šilta. Artimiausią naktį nepastoviai debesuota, didesnėje šalies dalyje, daugiausia šalies vakaruose trumpai palis, kai kur su perkūnija, bus 13–18 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nepastoviai debesuota, daug kur numatomi trumpi lietūs su perkūnija, kai kur smarkus, galima kruša. Per perkūniją vietomis gūsingas vėjas. Sušils iki 22–27, vakariniuose rajonuose vietomis 19–21 laipsnio.